rungtynį, kokį įspūdį paliko varžovai ir gal iš kokių klaidų pasimokėt, kad rytoj tikėtis kitokios baigties? Tai be abejo, visų pirma, revanšas, antras dalykas, nebėra kur trauktis, ta pergalė labai būtina namuose. Tenais mes žaisdami, kaip visada pasikartojame, mes pridarėm tų vėl klaidų 20 ir po 3 kėlinių buvo lygus rezultatas ir tikrai rodėm, kad galim laimėti. Ta dabar įrodė ir Bambergas pas juos laimėjęs išvyko. Nežinau, dabar mes namuose žūbūt reikalinga šitą pergalę ir mes apie nieką kitaip negalvojame. O kokia tai komanda yra, kas būtų Žalgirio pliusas, koksai, prieš lyginant su šitą komandą, ko stengsitės pasinaudoti? Nu, mes atėjus su Sauliumi, su Štombergu dabar daugiau greičiau žaidžiam, prasme, greičiau bėgam pas juos, jeigu žaisti centrai dideli, Baračas ir tenais tas kitas Ridenas, tai tiesiog bandysim greičiau kontratakuoti gal, kad jie nespėtų grįžti, nes nelabai nori grįžti. Dabar prisijungė Gonlumas, prie jų patraumas grįžo, tai rytoj tik tai žiūrėsim video. Tai nežinau, bandysim, žiūrėsim kokias ten silpnas vietas išnaudoti. Viskas? Ačiū.